Esame audiovizualinių menų industrijos inkubatoriaus erdvinio kino garso ir spalvų suvedimo studijoje. Tai yra patalpa, kur iš tikrųjų gims finalinis filmo vaizdas ir galės jaunieji kino kūrėjai turėti tokias galimybės, kokias turi Europos, tiek studentai, tiek profesionalai, galgi greičiau nesgi profesionalai, o ne studentai. Kaip iš vis atsirado ta idėja sukurti audiovizualinių menų industrijos inkubatorių ir kodėl jisai čia šiandien Lietuvoje? Inkubatorius atsirado kaip papildoma galinga atmintis mažam padaliniui mokomai kino ir televizijos studijai. Nes be galo buvo sunku žiūrėti studentam į akis ir neturėt ką jam techniškai pasiūlyti. Visą laiką bėgioti ir prašinėti po įmonės, kurios užsiminėja komerciją, yra sudėtinga, nes jie tikrai kartais geranoriškai suteikia tas galimybės, kai jie neturi didelių projektų ir užsakymų. Bet ten visada studentas bus antraeilėse pozicijose, tik po to, kai išvažiuos dideli projektai, kai nebus komercijos ir kai susieina laikas į tą patį mėnesį arba diplominiam filmui arba komerciniam projektui, bet kuriuo atveju laimi komercinis projektas. Jaunieji turi turėti savo erdves. Projektas audiovizualinių menų industrijos inkubatorius iš tikrųjų yra skirtas rezidentams. Kas yra rezidentai? Rezidentai yra jaunieji kūrėjai, kurie įkuria savo smulkaus verslo subjektą, taip kalbant tais valdiškais terminais, o šiaip tai yra maža įmonė, kuri nedrąsiai, atsargiai pabando išeiti į rinką. Tai yra iš tikrųjų galimybės verslumui skatinti tiems jauniesiems, kurie nebūtinai nori asistuoti jau egzistuojančiose įmonėse, kurie turi drąsių, kūrybinių ambicijų kurti savo produktą, dalyvauti kaip rinkos dalyviai, rinkos žaidėjai įvairiausiai audiovizualiniuose projektuose. Nuo animacijos, 3D, kompiuterinės grafikos iki elementarios filmavimo reklamos galbūt. Labai daug, aišku, kino kūrėjų bus tie, kurie tiesiog kurs tradicinį dokumentinį ir vaidybinį kiną. Mes esam Benjamin Riva Productions. Įsukūrėm Lietuvoje prieš 3 mėnesius. Čia jau reziduojam beveik mėnesį, esam pirmieji. Užsiimam naujos medijos technologijų ir įvairiais kitais kino ir audiovizualikos projektais. Sužinojome apie konkursą, mums labai buvo gerai. Aš pats asmeniškai grįžau iš Estijos, ten pergyvenau 15 metų. Ir atvažiavus į Lietuvą, čia įkūrėm įmonę ir iš karto sužinojom, kad yra toksai konkursas. Iš karto pasižiūrėjom patalpas ir čia šiaip labai mums viskas tinka. Labai gražus vaizdas už langų ir labai gera darbinė atmosfera. Mes turim nusimatę 6 projektus per šios metus. Kai kurie yra trumpi, kai kurie yra pilnametražiai, bet labai intensyvę audiovizualinę produkciją. Daugiausia yra edukaciniai filmai vaikams, kupoliniams kino teatrams. Inkubatorius yra sugalvotas ir sukonstruotas kaip derinys, stovintis, aš taip labai vizualiai gerai matau, ant 3 banginių. Tai yra Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus dailės akademija ir Lietuvos kino studija. Tai yra 3 mūsų steigėjai, kurie pamatė prasmę kurti naują įmonę, savarankišką įmonę, kurie mus palaikė, suteikė visas galimybės tam, kad čia šiandien atsirastų audiovizualinių menų industrijos inkubatorius ir jis galėtų savarankiškai veikti, tuo pačiu atiduodant duoklę ir padedant tiek mokomajam procesui, tiek studentų kursiniams ir diplominiams darbams. Inkubatorius turi visą įrangą nuo filmavimo iki postprodukcijos, yra galimybės iš tikrųjų ir filmuoti kokybiškai, ir montuoti, ir daryti garso postprodukciją, erdvinio kino garso suvedimo studijose daromas galutinis filmo takelis garso, yra folinių vadinamų triukšmų studija, kas yra visiškai pergarsinti, perdubliuoti filmą įvairiais triukšmais, yra garso ir dubliažo įrašų studija, yra repeticijų salės, yra konferencijų salė, yra peržiūrų salė. Tai yra ta vieta, kur iš tikrųjų galima ir mokytis kurti kiną, ir viską atlikti nuo pradinės stadijos iki galutinės postprodukcijos, iki DCP formato kino teatrams.
praktiškai aš čia būsiu viskas, visą laiką, mano darbas čia ir būtų gyventi šitam objektą. Aš būsiu atsakingas, priminėsiu pačius rezidentus, būsiu atsakingas už tai, kad viskas veiktų, kad visur būtų bendra tvarka, kad praktiškai būsiu va tas šešėlis, kuris visą laiką koridorių stebi, ką visi pridirbinėja ir ar nepaišo ant sienų. Tiesiog teko garbė šitoje vietoje dirbti tuo momentu, kai prasidėjo visi įrangos įdiegimo darbai. Aš mačiau kiekvieną praktiškai laidą, kuris buvo pravestas per šitą sieną. Tiesiog taip gavosi, kad aš žinau beveik kiekvieną įrenginį, kuris čia yra įdėtas ir neskau, kad esu profesionalas su juo dirbant, bet bendrą supratimą tikrai žinau praktiškai su visą čia esančią įrangą. Mano darbas būtent būtų atlikti tai, kad viskas tvarkingai veiktų, kad nekiltų jokių problemų patiems rezidentams su tuo, kad nekiltų jam bendroji sumoje klausimas, kad atėjau montažinė, kodėl čia lemputė neveikia. Ir kad viskas, kad jie jaustus kaip namie, kad viskas veiktų sklandžiai, taip kaip turi būti ir kaip taip turi būti kokybiškam inkubatoriuje. Tai taip kaip Žemė ieško savo atitikmenų visatoje ir šniukštinėja apie kitas gyvybės, taip aš su savo asistentais ir koordinatorėmis, savo vyresnių kursų studentais bandome atrasti kitus inkubatorius, kurie norėtų su mumis bendradarbiauti šioje visatoje. Labai įdomios paieškos, nes jau atrastas inkubatorius yra Taline, sėkmingai veikiantis. Labai įdomų atsakymą gavome iš Estijos Helsinkio inkubatoriaus, kad mes nesidaliname informaciją su likusia pasaulio dalimi ir savo pasilaikome visą šitą turtą, nes mes labai gražiai pasiūlėme bendradarbiavimą ir informacijos bei technikos, reiškia kaip ir nedalinimąsi, bet tiesiog bendradarbiavimą projektiniam lygmenį. Gavom atsakymą, kad jie nesidalina su Rest of the World. Va, yra ir kitų patirčių, bet tikrai žinau, kad Taline yra sėkmingai veikiantis inkubatorius. Ne tiek daug yra inkubatorių, kur yra sukurti būtent audiovizualiniai įrangai ir technikai. Daugiau yra inkubatorių, kad ir Lietuvoje 9 projektai, 9 inkubatoriai yra laimėję konkursą. Yra tabako fabrikas, yra Anykščių menų inkubatorius, yra Užupio menų inkubatorius, yra Telšių menų inkubatorius. Viso bus 9. Galiu pasidžiaugti, kad šiandien atidarytas be menų spaustuvės, kuris buvo atidarytas jau anksčiau, nebe toje rėmose projekto, bet iš tų 9 inkubatorių, kurie gavo finansavimą iš Ūkio ministerijos, mes esam pirmi, kurie, nežiūrint visų sunkumų, atsidarėme tada, kada ir buvom suplanavę, neužkliuvom už tam tikrų rifų. Ir šiandien tai yra pirmas inkubatorius, kuris yra atidarytas Lietuvoje pagal šį menų inkubatorių priemonės asistentas 2 šaukimą. Iš tikrųjų, aš galiu pasidžiaugti ir taip drąsiai pasakyti, kad šiandien čia yra nuo pat filmavimo pradžios, nuo patalpų scenarijų rašyti ir ramiai sėdėti ir kurti, iki postprodukcijos salių, kurią jūs matote čia, tai yra vienintelė vieta, kur galima turėti viską, nuo pradžių iki pabaigos. Ne atskirai montažą, garsą, bet čia yra viskas po vienu stogu ir turint tokią bazę, nuodėmė būtų nerengti stiprių europietiškų mokymų įvairiausioms kino sritims. Turint šitą techninę bazę, nerengti garso mokymų, kameros judesio mokymų, kranais, steadikamų, nerengti vaizdo postprodukcijos, montažo mokymų. Iš tikrųjų, tai yra centras, kuris turėtų pritraukti ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos tiek dėstytojus, tiek studentus bendram kūrybiniam darbui. Mes tam patirties turime ir aš tikiuosi, kad tikrai ta vieta bus tuo gyva. Ne veltui, AMI prancūziškai yra draugai. Mums tai gavosi iš to pavadinimo audiovizualinio meno industrijos inkubatorius, bet savotišką kodą jis turi AMI. Tai yra tie žmonės, tie draugai, kurie iš tikrųjų nori atvirais delnais, atvirom sielom kurti ir dirbti kartu.